35. Tiek šiais metais sukanka organizacijai Gelbėkit vaikus, tapusiai ne tik vaikų dienos centrų pradininkė Lietuvoje, bet ir padėjusiai tūkstančiams pažeidžiamiausių šeimų. Už jūsų kasmet suaukojimus pinigus buvo ir yra dengiami stogai, kasami šuliniai, perkama buitinė technika ir taip gerinama buitis skurdžiai gyvenančioms šeimoms. Beveik 20 metų organizacijai vadovavusi Rasa Dičpetrienė pastaruosius metus dirba terapeute, bet iki šiol graudinasi prisimindama, ką pamatė pirmą kartą nuvykusi pas skurde gyvenančias šeimas. Ne tai, kad nėra šaldytuve maisto, šaldytuvo nėra. Ir jeigu nėra valgyti, tai nėra jokio maisto, nei vienos kruopelės nėra. Ir va tą dieną, bet iš viso gali nepavalgyti. Ta troba, kur prie mūsų žiemų ten būdavo taip šalta, kad tu šaldavo rankeną durų ir ją reikėdavo atkapot, kad išeitų. Ir visame tame vaikų akis, kurie va tokie mažiukai ir tokie mažiukai, o jų akis kaip 80-mečių. Lyg jie jau visą gyvenimą būtų matę. Prieš kelis dešimtmečius vaikai netekę tėvų globos augdavo kūdikių ir vaikų namuose. Organizacija Gelbėkit vaikus inicijavo sistemos pakeitimus, kad vaikai augtų mažose šeimynuose, o ne fabrikus primenančiuose globos namuose. Organizacijos Gelbėkit vaikus dėka buvo inicijuotas ir smurto įstatymas, apsaugojęs gausybę vaikų. Per 35 metus padedama Gelbėkit vaikus užaugo ne viena karta. Dauguma jų dabar patys tėvai. Šiandien, kai rodos gyvename geriau nei bet kada, iš 500 000 vaikų kas 5 vis dar gyvena ties skurdo riba arba absoliučiame skurde. Tai 200 pilnų mokyklų arba net 5 Dariaus ir Girėno stadionai. Be pinigų mes nebūtumėm nei to stogos tvarkę, nei to šulinio padarę. Ir dabar tų pinigų lygiai taip pat reikia. Bet dalintis viskuo, ką turi geriausia, padėti tuo, ko gali geriausiai. Tai prašau visų nenuleisti rankų, nepasiduoti, nes tai, kas mus veda į priekį, yra viltis. Verslininkas, vienos didžiausių skaitmeninės sveikatos bei sveikatingumo įmonių grupių Kilo valdybos pirmininkas, investicinio fondo Lost Astronaut įkūrėjas Tadas Burgailas šiais metais tapo pagrindiniu kasmetinio Gelbėkit vaikus renginio rėmėjų. Savo rate vyras pasakoja dažnai pasikalbantis apie tai, kas ir kaip Lietuvoje galėtų būti geriau. Ir jei taip galvotume kiekvienas, problemų, apie kurias kalbame šiandien, būtų kur kas mažiau. O kas daugiau, jeigu ne mes? Nu, šiaip toks klausimas. Kas daugiau, jeigu ne mes sukursim gėrį, gerovę, apkabinsim vieni kitus, paskatinsim vieni kitus, pabūsim su vieni kitais, nu kas? Tai ta dažna pozicija atsisėsti ir sakyti, jie blogi, nes jie nepadaro, nu man tada kažkaip norisi apsukti, ką tu žmogau, o kaip tu? Ką tu šiandieną padarei? Verslininko diena sudėliota minutėmis, tačiau keliaudamas įmonių grupės Kilo koridoriais Tadas su visais spėja pasisveikinti ar trumpam šnektelti. Paklaustas apie asmeninį laiką šeimai, dukrai, verslininkas sako visada jai randantis laiko, nes tai prioritetų viršūnėje. Be to, jiems smagu matyti, kaip keičiasi jo vaikas ir megzti tikrą, nuoširdų ryšį, nes tai nemažiau svarbu nei finansinis saugumas. Ir tai yra tavo laimė, ir tavo saugumas, ir tavo džiaugsmas, ir tavo rūpestis, ir tavo pyktis, ir viskas. Tu ir į tą darbą eini dėl to, kad grįžtum į namus. Taip, man ir darbe yra daug laiko apie šeimą, nes tu kaip praveri duris namų, tu išeini į karą, tu išeini kovoti, tu išeini laimėti. Ir tada tu lauki grįžimo iš karo į tą savo taiką ir tą susikurtą ramybę. Ir tai ir motyvuoja, nes be to negalėtų būti to. Daugiau nei 10 metį organizacijoje Gelbėkit vaikus dirbusi psichologė Laura Milčienė šiuo metu ją ir vadovauja. Pastaraisiais metais organizacija pasak Lauros vis daugiau dėmesio skiria ne tik šeimoms gyvenančioms ties skurdo riba, bet ir tam, kaip vaikai jaučiasi. Šioje lentoje tik keliolika iš 100 sukrečiančių istorijų, kuriomis apklausos metu pasidalino vaikai. Mano tėvai skiriasi ir nemato, kaip man sunku, nes rūpinasi savo reikalais. Kartais ant manęs pyksta, kai liūdžiu ir verkiu, tada jie pradeda ant manęs šaukti ir grasinti, kad padarys kažką blogo. Kai verkdavau kasdien po žiauriai daug laiko, tėvai tik pykdavo ir sakydavo, kas man negerai ir kad turėčiau iš vis neegzistuoti. Daugelis tėvų, pasak Lauros, neskiria pakankamai laiko savo vaikams, jų neišklauso, o vaikai, nesulaukdami suaugusių dėmesio, problemas ima spręsti patys. Mes labai daug frazių naudojam. Palauk, vėliau, tuoj.
netrukus čia pabaigsiu tą, padarysiu kitą, tikrai prie to sugrįšiu. Tai tas palauk ir tuoj turbūt jau tampa tokiais žodžiais, kurie gali būti ne tiek žalojantis, kiek tiesiog neleidžiantis sukurti santykių.